Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, finalo ketvirtas jau čia pat ir aš manau, kad tai yra geriausias Šaro šansas laimėti Eurolygą, kokį jis tik yra turėjęs kaip treneris. Pusfinalyje jo laukia praėjusių metų čempionai bei jų pačių skriaudikai Atėnų Panathinaikos, o šiame video panagrinėsiu, ko galima laukti būtent iš šio pusfinalio ir iš Fenerbahče finalo ketvirtį. Kaip Šaras bandys stabdyti Eurolygos MVP Kendricką Nuną, ko galima laukti iš Ergino Atamano puolime ir bendrai, kokie bruožai mane verčia tikėti, kad tai yra pagaliau Šaro metai, kad tai yra Šaro eros pradžia. Tikiuosi, kad tiems, kas žiūri iki pusfinalio pradžios, tai bus gera įžanga apie tai, ko galime laukti ir gal į tai atkreipsite dėmesį rungtynių metu. O tiems, kas žiūri vėliau, tikiuosi, kad atpažinsite, ką matėte pusfinalyje ir žinosite, ko tikėtis finale. Kaip visada, prieš žiūrint, nepamirškite paspausti like ir jeigu dar neprenumeruojate kanalo, dabar tai yra geriausias metas tą padaryti. Ačiū Jums labai. Na, o pusfinalyje svarbiausia Šaro komandos užduotis yra tai, kaip jie turėtų stabdyti ir slopinti Kendricką Nuną. Anadolu Efes ketvirtfinalyje su Eurolygos MVP labai gerai dirbo ketvirtfinalio serijoje, kurioje amerikietis atakavo vos 43% taiklumu iš dvitaškio, vos 24% taiklumu iš tritaškio bei klydo net po 3,4 karto. Ir įdomu tai, kad jų taktika ketvirtfinalyje sutapo su strategija, kurią Šaras naudoja Atėnuose paskutinį kartą, kuomet žaidė Fenerbahče prieš Panathinaikos. Aišku, laimėti Šaras Oakoje nelaimėjo tuomet. Iš tikrųjų, tai ten šiame sezone laimėjo labai nedaug komandų, bet jeigu ne Nigelio Hayeso Daviso košmaras paskutinėse atakose, rungtynės būtų ėjusios į pratęsimą. Bet Davisas iš pradžių nepamatė laisvo komandos draugo, metė sunkų metimą, o vėliau dar ir subaudavo Nuną paskutinę akimirką, kuomet Kendrickui jau būtų reikėję mesti iš vidurio. Ok, bet tai jau yra nebesvarbu, pakalbėkime, kaip Šarūnas Jasikevičius ir Fenerbahče bandys stabdyti Kendricką Nuną. Iš pradžių, kuomet kamuolys eis link jo, Guduričius ar bet kas kitas dengiantis PAO lyderį bandys neleisti jam lengvai jo priimti, o 2-2 metu bandys Feneris jį siūsti į dešinę ranką, neleisti žaisti į stiprią kairę pusę. Aukštaūgis matome, kad kyla aukštai iki užtvaros linijos, bandant priversti Nuną kamuolį nusimesti. Amerikietis nėra toks užtikrintas eidamas į dešinę, o aukštaūgių bandymai įveikti Fenerio gynybą yra geras ženklas jiems. Ir būtent čia sveikas Matijasas Lesoras labai padėtų PAO. Ir nors jis ir turėtų būti, na, aš tiesiog neįsivaizduoju, kad jis galėtų būti pikinės formos. Toliau dar vienas tokios pat gynybos pavyzdys. Į dešinę pusę ir vėl jis stumia Guduričius, Šanly vėl aukštai ir vėl Denianas Gabrielis turi užsibaigti ataką, čia išprovokuodamas pražangą tiesa. Toliau geresnis pavyzdys iš mačo pabaigos. Vėl silpnos rankos gynyba, kuris stumia Nuną į dešinę pusę ir neleidžia naudotis Gabrielio užtvarą į kairę. Šanly yra aukštai, praktiškai gaunasi, kad 2 žmonės prie jo, o išsikeitimas įvykdomas tik labai vėlai ir mažoje erdvėje Šanly pavyksta sėkmingai apsiginti nuo Nuno bandymo. Ši taktika sėkmingai veikia ir Anadolu Efes. Stumti Nuną į dešinę ranką ir forsuoti jį labiau link krepšio, labiau link baudos aikštelės, neleidžiant mesti tolimų metimų po driblingo, kur jis yra tiesiog elitinis ir nuostabiai geras. Po krepšiu tikrai jis nerodo tokio užtikrintumo, labai dažnai neteisingai vertina situacijas, galbūt ir dažniau klysta. Tiesa, ne visada ta taktika prieš Nuną pavyksta. Čia PAO žaidžia pick and roll į dešinę pusę, kurioje 2 žmonės. Silpnoje pusėje yra bus vienas Nigelis Hayesas Davisas, kuris turi saugoti Gabrielio leidimąsi, kadangi Šanly yra aukščiau prie Nuno, bet Nigelis to nepadaro ir tai yra 2 lengvi taškai. Vėlgi, kone identiška situacija kitame klipe. Guduričius daro Kendrickui dešinę pusę, bet atiduoda pranašumą, o Devonas Hallas silpnoje pusėje yra vėl tik vienas. Baudos aikštelėje išsikeisti Feneris nespėja ir 2 lengvi taškai. Natūralu, kad kuomet tu siunti 2 žmonės prie Nuno, yra akimirkų, kai kiti PAO žaidėjai bus laisvi. Tai yra rizika, kurią tu tiesiog prisiemi. Čia į dešinę stumiamas Nunas ilgai nepriima sprendimo, lieka su kamuoliu, tai verčia Colsoną padėti labai giliai baudos aikštelėje ir Hallas nerotuoja link Osmano po perdavimo į kampą, todėl matome itin laisvą metimą. Aišku, čia viskas yra suprantama, kad mieliau Jasikevičius ir kiti treneriai gyvena su kitų PAO žaidėjų metimais, o ne su Kendricko Nuno improvizacijomis. Tačiau yra ir dar keli dalykai, kurie gali atsitikti, kuomet Feneris naudoja tą weak arba silpnos rankos gynybą. Paprasčiausiai jie tiesiog ne visada gali pavykti išpildyti. Kad ir kiek Guduričius uždarinės kairę ranką, Nunas gali ją pramušti, o tada jau krenta domino detalės. Jis pralenda Hayeso pagalba, Hallas dabar jau tampa silpnosios pusės gynėjų ir kadangi jis to nesitikė, kad jam reikės to daryti,
padaryti, tai yra 2 lengvi taškai. Antras atsakomasis veiksmas gali būti Nano nesiskirimas su kamuliu prieš stepautą. Pick and rollas paverčiamas 1-1 situacija ir vienas gynėjas Nanui yra daug lengvesnė užduotis negu 2. Ir kitas natūralus dalykas yra tai, kad prieš Eurolygos MVP 40 minučių tą pačią taktiką nenuvažiuosi. Tiesiog pripras per pirmasis 10 minučių ir tada jau bus blogai. Todėl Jasikevičiaus ir Fenerio antras ginklas turbūt bus visko susikeitimo gynyba. Na ir čia jau aišku kitas triggeris atsiranda. Nanas žaidžia su 4 numeriu, o ne su vidurio puolėju. Jis lieka su Heisu Davisu, kiti 4 PAO žaidėjai išsidėsto apačioje palei galinę liniją, palieka daugiau erdvės, su kuria dirbti gali Nanas ir jis tuo pasinaudoja. Čia vėl ta pati situacija ir noriu, kad vėl atkreiptumėte dėmesį, kaip išsidėsto kiti PAO žaidėjai. Toks spacingas palieka labai daug erdvės aplink vidutinį nuotolį, aplink tritaškį, aplink alkūnės, kadangi ateiti padėti yra praktiškai neįmanoma, bet Heisas Davisas čia viską padaro puikiai. Kiek vėliau šiame mače matėme ir susikeitimus ne tik su Nigel Heisu Davisu, bet ir su italu Nicolo Melli. Ir man labai įdomu bus pasižiūrėti, ar mes pamatysime tokius pačius sprendimus ir pusfinalyje. Kadangi praėjusiame mače italas tikrai suspurdėjo gana neblogai prieš Kendricką Naną. Čia užtvara ir susikeitimas, bet ir kiek kitoks PAO išsidėstymas. Ne vienas viršuje, 4 apačioje, kadangi Juancho lieka pusiau krašte. Būtent dėl to Guduričius čia šiek tiek pasaugo Melli nuo prasiveržimo į kairę, o italas vėliau pats puikiai susitvarko su tolesniu prasiveržimu į silpnesnę dešinę ir pagazdinimais. Na, o kitame klipe iš antrojo kėlinio lyg ir matome, kad Juancho bėga į apačią suteikti Nanui daugiau vietos. Bet gal dėl to, kad ne Davisas, o Melli lieka gintis prieš PAO lyderį, Guduričius vis tiek eina vos ne dvigubinti čia, mažindamas Nanui tos erdvės, bet ir aukštaūgis pats priverčia MVP išsimesti super sudėtingą metimą. Taip kad stebėkit, kiek bus išsikeitimų iš Fenerbahče ir koks bus graikų išsidėstymas. Ar jie paliks Kendricką Naną viską spręsti individualiai, ar bandys kiek labiau komandiškai tą įveikti. Bet jeigu man reiktų spėti, tai greičiausiai to nebus. Vienas Kendrickas Nanas viršuje, 4 apačioje ir važiuojam Jessica. Čia dar 2 pavyzdžiai, kur viskas bandoma buvo padaryti individualiai. Po išsikeitimo Holas eina iš priekio prieš Mitoglu, high-low kirtimo nėra, komandinių veiksmų nerasta, nieko keisto Otomano komandoms. Ir Slukas turi veržtis bei numetinėti kamuolį išvydęs pagalbą, bet tas pasas nieko doro nesukuria. Kitame klipe jau Melli lieka prieš Lorenzo Brauną, vėl paso į vidų nieks praktiškai nežiūri ir dar vienas gynėjų ISO show, kuris baigėsi dar vienu sunkiu metimu. Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tuo tarpu puolime Fenerbahče komanda turės kaip tik žaisti kuo labiau komandiškai. Ir aš to praktiškai neabejoju, kadangi PAO praktiškai prieš visas komandas ginasi labai agresyviai pick and roll metu ir siunčia aukštaūgį gana aukštai. Ir tą reikia įveikti žaidžiant kartu. Matote Gabrielį užtvaros linijoje, Guduričius jį prisitraukia, palaukia Konšanly įgaus pranašumą, gražus pasas ir Nanas pagalboje nėra labai jau didelis barjeras 9 kartus iš 10. Šaras taip pat turės vieną ginklą prieš šią Panathinaikoso gynybą, kokią neturėjo Anadolu Efesas. Tai aukštaūgis vidurio puolėjas, kuris gali pataikyti atšokęs iš toli. Gabrielis čia stepautuoja itin stipriai ir toli, bet Šanly opa ne į baudos aikštelę, o ant tritaškio atšoka. Tai šiek tiek sumėto Gabrielį, keista, kad Papapetru iš anksčiau nepadeda čia ir ačiū viso gero. Panašiame pavyzdyje Holas dabar jau su kamuliu, bet jis šį kartą nesutinka tokio agresyvaus Gabrielio, tačiau čia keli papildomi driblingai prailgina jam atstumą iki Šanly, kuris meta ir dar vieną laisvą metimą. Pažiūrėsime, kiek šis turkas svarbos turės pusfinalį. Na, o jeigu kalbant apie PAO gynybą, tai jinai labai traška, braška, bet ko jie daug turi, tai turi noro taisyti kitų klaidas ir lakstyti visur per visą aikštelę. Ką turiu omenyje? Guduričiui įėjus giliai, Gabrielis jį perima ir po to išmetus kamuolį PAO bando atsikeisti, bet Grantas vėluoja. Tai leidžia įeiti į baudos aikštelę, bet čia vėl Gabrielis ir Grantas išsikeičia prieš Šanly, kuris po tokios atakos vis tiek turi mesti super sudėtingą metimą. Kitame epizode PAO keičiasi anksti, bet Osmanas perima Šanly, taip šiek tiek pamažindamas ūgių skirtumą. Tačiau prie Guduričiaus likęs Gabrielis čia užkliūna ir vėluoja, bet nieko tokio. Nanas jį pasaugo, Papapetru pasaugo Naną, o Gabrielis galiausiai rotuoja toliau, o jį ir vėl po krepšiu pasaugo Osmanas. Būtent tokios begalinės atrodo rotacijos, skraidimai po visą aikštelę būna esminiai PAO teigiamų atkarpų bruožai. Tuo tarpu puolime dar vienas įdomus dalykas yra tas, kiek Panathinaikosas atakuos silpniausią Fenerbahče gynybos grandį, tai yra Eriką McCollumą. Viduryje sezono atėjęs į Fenerbahče McCollumas suteikė komandai to, ko labiausiai reikėjo. Įgūdžių tiesiog įmesti į krepšį, kai to reikia, be spaudimo nepasimetus, bei patirties. Tiesa, komanda
komandos iš karto gavo papildomą taikinį puolime ir Pao paskutinėme tarpusavio mače tą ganėtinai gerai išnaudojo. Čia paprasčiausiai Nanas jį pamato priešai save po atkovoto kamuolio ir iškart eina žaisti arčiau krepšio. Biberovičius iškart skuba padėti iš viršaus, Slukas reaguoja kaip veteranas iškart vos pamatė situaciją, juda arčiau, o tai kainuoja turkams 3 taškus. Kitoje atakoje tas McCollumo atakavimas jau kryptingas. Nugarinė užtvara, kad Grantas priimtų kamuolį, o vėliau užtvaros viršuje be kamuolio tikintis, kad kas nors bus laisvas. Taip neatsitinka, bet Feneris eina padėti iš galinės linijos, Biberovičius turi pasaugoti po krepšiu, o tai palieka ir vėl laisvą Kosto Sluką. Vėlgi, Eriko pagalbos bet kokiu atveju Final Four reikės. Ar jam pavyks apsiginti, ar jam pavyks tiesiog būti dar svarbesniu puolime, negu jis yra toks silpnesnis žaidėjas gynyboje. Pagyvensim, pamatysim. Na, o čia kiti 4 esminiai faktoriai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį Panathinaikoso Fenerbahče dvikovos metu. Pirmas dalykas, kaip ginsis Kendrickas Nanas ir kiek Fenerbahče jį atakuos bei kiek jo klaidų išprovokuos. Nepersistengia jisai dažnai šio aikštelės pusėje, mėgsta užtvaras kirsti per apačią, neiti iš paskos, o tai dažnai sukuria laisvus metimus varžovams. Antras dalykas, Džedi Osmano spaudimas Fenerio krepšiui greitose atakose. Tai yra bene greičiausias ir pavojingiausias visos Eurolygos žaidėjas tranzicijoje. Labai greitas su kamuoliu ir galintis efektyviai užbaigti atakas dėl savo ūgio, bei tiesiog dažniausiai greičiausiai reaguojantis į visas situacijas. Vos tik Pao atkovoja kamuolį, jis jau bėga, jis jau priekyje. Jei Feneris jį sugaudys ir neleis atakuoti jam vienam, išvengs kelių papildomų lengvų taškų, kurie gali būti labai svarbus. Trečias dalykas, dalykai po minutės pertraukėlės. Žinom Šaro genialumą čia, na, o Atamanas tiesiog remiasi laisvę ir žaidėjų talentu. Puikus pavyzdys buvo ir paskutinėme tarpusavio mače. Šaras pradeda mačą su Guduričiaus backdooru, žinodamas, kad Grantas bandys labai agresyviai neleisti šiam priimti kamuolio. Ir tai pavyksta. Tiesa, ketvirtojo kėlinio pradžioje panašų triuką pabando ir Pao, bet Kendricko Nano backdooras mažiau paruoštas, o ir Serbo aktyvios rankos čia padaro savo. Galiausiai atkovoti kamuoliai puolime. Pao nėra pati atidžiausia komanda Europoje šioje kategorijoje, pavyzdžiui, čia Slukas kažkur pramiega praleisdamas McCollumą, o galiausiai visa tai virsta į tritaškį. Feneris yra trečia geriausiai dėl antrųjų šansų kovojanti komanda turnyre, o papildomos atakos gali nulemti labai daug. Ir pabaigai dar vienas esminis dalykas, dėl ko tikiu, kad tai bus pagaliau Šaro metai. Fenerbahče turi daugiausiai žmonių, kiek tik Šaras yra turėjęs, kurie sunkiu metu gali tiesiog paimti kamuolį į savo rankas ir padaryti taškus. Veidas Baldvinas atrodo bene geriausiai, kiek atrodė šiame sezone su geltona apranga. Erikas McCollumas visą karjerą buvo profesionalus taškų rinkėjas. Nigelis Heisas Davisas jau ne vieną ir ne 2 clutch metimus šiame sezone yra pataikęs. O kur dar Tarikas Biberovičius demonstruojantis geriausią karjeros formą bei su savo ūgiu bei metimu tapęs neįsprendžiama mįsle Paris komandai. Ir tas pats Marko Guduričius, jei tai yra jo vakaras, jis irgi gali uždaryti rungtynes savo metimais. Anksčiau tokių veikėjų pas Jasikevičių buvo mažiau tose komandose, bei viskas buvo grindžiama per sistemą. Dabar tos kančios yra kažkiek mažiau, laisvės daugiau ir tikiuosi, kad tai pagaliau virs į Šaro sėkmę finalo ketvirtę. Pažiūrėsime, ar pasiteisins mano spėjimas, ar finalo ketvirtas dar kartą, eilinį kartą iškrės kokią nors savo šunybę. Visgi, tokio formato turnyruose sėkmė vaidina tikrai didžiulį vaidmenį. Kaip galvojate jūs, ar Šarui pavyks pagaliau iškovoti Eurolygos trofėjų būnant treneriu? Parašykite komentaruose apačioje, nepamirškite palaikinti video ir prenumeruoti kanalą, jeigu jums patiko šis. Ačiū, kad žiūrit ir pasimatysim jau labai greitai kitą savaitę. Iki.